Skubate, o dokumentų reikia Rusijoje per 3 dienas? Tačiau nei DHL, nei FedEx, nei UPS nesiryžta pristatyti siuntų į Rusiją, nes laikosi ribojimų. Pažįstama situacija? 2024 metais krovinių gabenimo apimtis Lietuvoje padidėjo 10,3% palyginti su ankstesniais metais. Bendra pervežtų krovinių masė siekia 182 milijonus tonų, iš kurių didelę dalį sudarė konteineriniai ir kelių transporto vežimai. Lietuvos vežėjai aktyviai naudojosi Klaipėdos uostų ir tranzitiniais maršrutais per kaimyninę šalis, taip padidindami pristatymo greitį ir stabilumą net kintančios logistikos sąlygomis. Kasdien pristatome svarbius dokumentus į Rusiją net tada, kai kiti atsisako. Be biurokratijos, be delsimo, paprastai ir laiku nuo 1 iki 7 darbo dienų. Sveiki! Esu Aleksejus Antonovas. 2014 metų įkūriau tarptautinę pristatymo tarnybą TSM, kuri gabena privačių asmenų ir įmonių dokumentus iš Lietuvos į bet kurį Rusijos miestą, nepaisant ribojimų, uždarytų sienų ar pandemijos. Organizuojame skubų pristatymą į Rusiją ir iš Rusijos, nes turime alternatyvius maršrutus per draugiškas šalis bei savo agentų tinklus. Nuo 2022 metų iki dabar sėkmingai pristatėme siuntas iš Lietuvos į Rusiją ir sulaukėme teigiamų atsiliepimų. Į mus kreipėsi norėdami siųsti į Rusiją pasus, pažymas, gimimo, santuokos, mirties liudijimus, vairuotojo pažymėjimus, kvietimus, leidimus gyventi, vizų dokumentus, sutartis, įgaliojimus. Pagrindinis biuras ir sandėlis yra Maskvoje, taip pat turime biurus Turkijoje, Kinijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Baltijos šalyse ir visoje NDS. Kaip išsiųsti dokumentus į Rusiją 2025 metais? Pirmiausia, susisiekite jums patogių būdų su TSM vadybininku telefonu, pokalbių langės svetainėje timesavimachine.com arba VHCT ar Telegram. Antra, pateikite dokumento tipą, svorį ir voko matmenis, siuntėjo adresą Lietuvoje su miestu ir pašto kodu, gavėjo vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą Rusijoje. Trečia, pasirašykite paslaugų teikimo sutartį. Ketvirta, nurodykite patogų laiką ir vietą, kur kurjeris paims siuntą. Penkta, gaukite siuntos sekimo numerį, kad galėtumėte realiu laiku stebėti skubų dokumentų pristatymą į Rusiją. Siunta bus pristatyta į Rusiją kurjeriu tiesiai iki davėjo durų, namo, biuro ar valstybinės įstaigos nuo 1 iki 12 darbo dienų, priklausomai nuo pasirinkto tarifo. Visą skubaus dokumentų pristatymą iš Lietuvos į Rusiją procesą prižiūri asmeninis vadybininkas. Vadybininkas paprastai pasiūlo 4 pristatymo būdus į Rusiją. Skrydžio kurjeris greičiausias per 24–48 valandas, kai kurjeris veža jūsų dokumentus rankinėme bagaže. Skubus pristatymas tranzitas per mūsų terminalus NDS arba Europoje, priklausomai nuo siuntėjo šalies. Trukmė nuo 2 iki 5 darbo dienų. Biudžetinis pristatymas – sutaupimas ilgesnio pristatymo sąskaita. Trukmė nuo 5 iki 12 darbo dienų. Ekonomiškas pristatymas – puikus pasirinkimas, jei neskubate. Trukmė nuo 2 iki 3 savaičių. Pasirinkus bet kurį tarifą, dokumentai įteikiami asmeniškai gavėjui. Logistikos specialistai pasirūpina muitinės dokumentais, pakuote, maršrutu ir transportavimo būdu. Tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio jau patikėjo dokumentų pristatymo į Rusiją įmonei timesavimachine. Atsiliepimus rasite svetainėje timesavimachine.com, Google Maps, GS Maps, Yandex Maps, Facebook. Visada pasitikrinkite atsiliepimus prieš siųsdami. Pasiruošę siųsti dokumentus į Rusiją? Nedelskite. Apsilankykite svetainėje timesavimachine.com, parašykite WhatsApp arba Telegram, kad užsakymą pateiktumėte per kelias minutes.